Visų pirma, norėčiau pasveikinti visus su tokiu puikiu renginiu, puikus pranešimai, dar geresnės yra diskusijos ir labai malonu, kad visi aktyviai dalyvauja, diskutuoja įvairiais klausimais, kas liečia gydymą, kompensavimą įvairių vaistų, gydymo ir tyrimų. Ir ypatingai norėčiau padėkoti profesoriui Daliui Jatužiui, su kuriuo mes pasikalbėjom būtent šią temą ir jisai pasiūlė padaryti pranešimą vis dėlto, kaipgi ta situacija yra sprendžiama kitose šalyse. Ir po vakarykščios dalies, po diskusijų, aš atsisėdu ir pagalvoju, sakau, kad mano pranešimas bus truputėlį ne į temą. Taip kaip 12 kėdžių buvo siūloma perkelti Maskvą į Vasiukus ir padaryti pasaulinį galaktinį šachmatų čempionatą. Tačiau mano ši tema turbūt buvo senai jau tokia mintis gimusi ir aš čia norėčiau pasidalinti tokiu lyriniu nukrypimu, kada maždaug apie 2006-2008 metus mamos pažįstamas pasisiūlė mane pavėžėti. Tai buvo nuo tada Lvovo gatvės iki Santaros ligonės. Pojūtis buvo ne iš pačių maloniausių, kadangi prieš kelis metus jis buvo patyręs kairės pakaušinės skilties hemoragiją ir buvo operuotas neurochirurgo greitosios pagalbos ligoninėje. Pilnai atsistatė, atrodo viskas labai neblogai, tačiau aš tik tada sėdėdamas keleivio vietoje prisiminiau šitą ir iš tikrųjų tai buvo baimės ir šiek tiek to tokio spaudimo stabdžio pojūtis. Vėliau tam asmeniui jis turėjo autoįvykį ir buvo pripažintas kaltu ir nuo tada jis nebevairavo. Ir va šis atvejis mane nuolat, kaip pasakyti, atsigamina kaip dežavų ir aš vis pagalvoju, tai kokia yra situacija Lietuvoje su vairavimu persirgus insultu. Ir aš pabandžiau surasti informaciją, galbūt reglamentuotą informaciją, kaip Lietuvoje tai yra daroma. Kadangi aš esu išvykęs iš Lietuvos ir nebedirbu nuo 2004 metų, galima sakyti. Ir radau tinklalapį Negalia žmonių su negalia sąjunga, tačiau joje buvo informacija būtent daugiau kalbama apie epilepsiją sergančių. Ir kaip žinia, Lietuvoje yra tai iš tikrųjų labai gerai sutvarkyta, visiems viskas yra labai aišku, jeigu įvyko priepuolis arba žmogus serga epilepsija, kaip jis galėtų vairuoti arba kokie jam yra taikoma apribojimai. Toliau atsiverčiau puslapį insultui stop. Ir čia paskutinis sakinys yra: šiuo metu jums reikėtų laikytis teisinės aktus reglamentuojančių vairavimo po patirto insulto. Tačiau vėlgi, aš kaip minėjau, bandžiau surasti tuos reglamentuojančius aktus ir mane labai sekėsi. Ir radau publikaciją 2012 metų Kauno dienoje, tiesiog toks labai buvo įdomus straipsnis paskaityti, kaip būtent ar insultas yra kliūtis vairuoti Lietuvoje. Ir čia buvo net ir su pavyzdžiais, kaip 70 metų Petrui įvyko insultas ir jam vairavimas yra labai svarbus. Žmona džiaugiasi, kad jisai gali vairuoti, tačiau jis turi turi neurologinį pažeidimą ir galbūt kitiems dalyviams jo atrodo jo vairavimas kaip važiuoti su kamikadze. Ir šiame straipsnė buvo kalbama būtent kokia yra įstatyminė bazė, kas turi informuoti apie, sakykime, tam tikras medicinės būklės, kur turėtų informuoti. Ir aš vėliau pasikalbėjau su Lietuvos neurologais ir man pasakė, kad situacija, kaip yra sprendžiama su epilepsija, kad epilepsija tai yra pranešama įgaliotui asmeniui tos gydymo įstaigų ir tas galiotasis asmuo praneša regitrai arba policijai. Ir tada žmogui yra suspenduojamas vairavimas. Tačiau kokia situacija yra Jungtinėje karalystėje ir Australijoje? Ir galbūt reikėtų pradėti
pradėti kalbėti nuo to, kas turi informuoti ir ką informuoti, sakykime, jeigu yra tam tikra būklė ir, sakykime, šiuo atveju dėl insulto. Jungtinėje karalystėje, sakykime, pacientas, jeigu jis turėjo insultą, jam yra pasakoma, kad jūs turite informuoti taip vadinamą DVLA, tai yra regitros ekvivalentas ir jam sakoma, kad jis negali vairuoti. Pacientas užpildo taip vadinamą formą, kurioje yra konfidenciali informacija ir jisai pasirašo, kad jisai autorizuoja gydytoją, kuris, sakykime, nurodomas gydytojo vardas pavardė, kad gydytojas jam suteikiama galimybė informuoti tą vadinamą regitrą dėl paciento būklės. Ir jeigu pacientas atsisako tai atlikti, tai sakykime, paklusti įstatyminiai bazė, tai jam yra gresia bauda iki 1000 svarų. Tačiau kaip ta situacija yra sprendžiama, jeigu pacientas nesutinka su gydytojo rekomendacija. Ir aš turėjau tą tokią patirtį, gal ne su insultu sergančiu pacientu, bet su epilepsija sergančiu. Ir vėlgi tai buvo lietuvis pacientas, kuriams buvo nustatyta temporalinės kilpės epilepsija. Jisai vartojo karbamazepiną, tačiau priepuoliai kartojasi ten kartą į 2 mėnesius. Aš jam pasakiau, tu negali vairuoti ir turi informuoti DVLA. Jis man atšovė, kad aš turiu Lietuvos vairuotojo pažymėjimą, aš niekur ten nefigūruoju ir aš toliau vairuoju. Ir toliau aš kadangi aš atsiduriu tokioje pozicijoje, kad aš turiu informuoti tą vadinamą britišką regitrą dėl tokios situacijos. Ir būtent aš paskambinau tada į DVLA ir paklausiu, yra tokia situacija, kaip aš turiu elgtis. Ir yra įstatymaiškai apibrėžta, kad aš atskleisdamas jautrią tą informaciją, sakykime, konfidencialią informaciją trečiom šalim, mane, sakykime, įstatyminė bazė gina, kadangi aš elgiausi būtent vardant visuomenės saugumo. Ir tada buvo su to pacientu susisiekta iš tam tikrų institucijų ir jisai nustojo vairuoti. Sakykime, šiai dienai yra išleistas naujas dokumentas, yra taip vadinamas Assessing Fitness to Drive. Tai šis dokumentas, jisai maždaug atnaujinamas yra kas galbūt 4 ar 5 metai ir jis yra pakankamai didelis dokumentas, tačiau jame yra sudėliota viskas, kas yra susiję vairavimas ir medicinės būklės, įskaitant ne tik neurologinės, bet ir endokrinologinės, kardiologinės. Ir paskutiniai redakcijai, kuriai buvo išleista vasario mėnesį, buvo keletą pakeitimų. Ir dabar visumoje yra galvojama, tai kurgi tai yra riba, kada, sakykime, tam pacientui galima leisti vairuoti, o kada negalima. Ir, sakykime, Britai būtent šitam dokumente yra nurodę, kad jeigu paciento rizika yra siekianti daugiau negu 20% per vienus metus, kad jam įvyks kažkokia medicinė būklė, kuri gali sutrikdyti jo vairavimą, tai jisai negali vairuoti. Jeigu lengvo automobilio. Tačiau jeigu kalbama apie sunkiasvorį transportą, sakykime, sunkvežimus, tai tas procentas yra ženkliai sumažintas mažiau negu 2%. Ir jie būtent Britų ta sistema išeina iš tų procentų. Taigi dabar kas buvo atnaujinta paskutiniam dokumente ir kaip tai viskas atrodo. Sakykime, jeigu pacientui jisai susirgo išeminiu insultu ar sakykime, ar turėjo smegenų veninių sinusų trombozę, jisai negali vairuoti lengvo automobilio 1 mėnesį. Tačiau ką tai reiškia 1 mėnesį? Jisai negali, tačiau jis po 1 mėnesio ar galbūt po 6 savaičių jis atvyksta į neurologo konsultaciją ar insulto specialisto konsultaciją ir jis yra įvertinamas. Tai būtent kaip ta situacija, ar jisai atsistatęs, ar išlieka kognityvinių funkcijų sutrikimas, galūnės nusilpimas, sakykime, dažniausiai jeigu yra akipločio iškritimas, tai jis jau būna pakonsultuotas terapeuto. Su psipais praeinančiais smegenų išemijos priepuoliais yra šiek tiek trumpesnis laikas, yra 1 mėnuo ir pacientui nebūtinai informuoti yra DVLA.
Kas liečia sunkųjį transportą, sakykime, taip vadinamas HGV arba krovininius transporto priemonės, tai pacientas negali vairuoti metus laiko. Ir šiek tiek yra išskiriama, kad jis papildomai turi būti ištirtas, įvertinta visa kardiogeninė situacija ir visi kiti dalykai, rizikos veiksniai ir kontroliuoti jie. Atsirado naujam dokumente ir užsiminta apie amiloidinę angiopatiją ir kalbama yra apie praeinančius neurologinius epizodus. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į dabartinę redakciją, tai būtent pacientui, jeigu įvyko taip vadinamas amyloid spell arba taip vadinamas praeinantis neurologiniai simptomai susijęs su smegenų amiloidinė angiopatija, jisai negali vairuoti lengvo automobilio 6 mėnesius. Tai reiškia maždaug taip pat yra taikomi tokie panašus apribojimai kaip ir po pirmo epilepsijos priepuolio. Tačiau griežtesni reikalavimai yra būtent sunkiajam transportui, autobusam ir sunkvežimiam. Žmogus negali vairuoti 5 metus. Dabar visą laiką kyla toks kažkuria prasme kyla debatai, tai kaipgi daryti kitą kartą. Tu ateina tas pacientas, tu matai kažkaip ne visai esi užtikrintas, ar jis gali vairuoti ar ne, tai visą laiką mes užpildome tas vadinamas DVL formas ir gali būti pacientas siunčiamas į taip vadinamą Driving Assessment Center. Ir šitie centrai yra išsibarstę po visą Didžiąją Britaniją. Jūs matote čia skaidruolėje, kur galima atlikti tuos testavimus. Ir būtent pacientas atvyksta ir jis yra įvertinamas ir ergoterapeuto, ir vairavimo instruktoriaus, ir vėliau įvertinama, ar yra jisai saugus vairuoti transporto priemonę, ar tai transporto priemonė reikalingas modifikavimas. Neretai pradžioje galbūt yra taikoma ta simulacija žiūrėti, kai visas reakcijas ir paskui perina prie vairavimo kelyje. Ir tas vertinimas gali užtrukti iki 2 valandų. Vėliau yra surašomas ataskaita, pacientas vėl atvažiuoja į tą centrą, jis supažindinamas su visomis išvadomis ir ta informacija siunčiama į regitrą. Regitroje paskui yra priimamas sprendimas dėl paciento, ar jis gali vairuoti ar ne. Kokia yra situacija Australijoje? Australija, kiekviena valstija turi savo, aš kaip pasakysiu, tą vadinamą regitrą. Tačiau visos valstijos jos vadovaujasi tuo pačiu dokumentu, kas liečia paciento vairavimą. Ir tai yra pakankamai didelis dokumentas, 170 puslapių, labai išsamus, labai aiškus ir iš tikrųjų jis ir palengvina daktarui gyvenimą. Tačiau dėl informavimo, kas turi būtent informuoti tarnybas, tai kiekvienoje valstijoje yra skirtingai. Ir sakykime, mes dirbdami šiaurės teritorijai, tai pas mus yra labai aiškiai. Daktaras yra įstatymiškai įpareigotas informuoti vietinę regitrą, kad pacientas negali vairuoti, ar jis turi kažkokias kitas medicinės būklės ir yra apribojamas tam tikram laikui tas vairavimas. Tai Australijoje, jeigu pacientui įvyko praeinant smegenų išėmijos priepuolis, tai jisai lengvo automobilio ar motociklo negali vairuoti 2 savaitės, krovininių 4 savaitės. Jeigu įvyko insultas, tai lengvo 4 savaitės, krovininių 3 mėnesius. Ir vėlgi visada po 4-6 savaičių pacientas atvyksta konsultacijai, tai nebūtinai gali būti neurologas, gali būti konsultacijoje dalyvauti, gali būti konsultuojamas reabilitologas, kadangi reabilitologas visas tas funkcijas jisai puikiai gali vertinti ir toliau duoti visus nurodymus regitrai, kas liečia dėl paciento vairavimo. Ir pacientas jisai teisiškai negali vairuoti, jeigu jisai negauna palaiminimo iš gydytojo po konsultacijos. Dabar čia toks vienas iš turbūt šviežiausių mūsų toks vienas atvejis, aš paįvairinimui norėčiau šiek tiek papasakoti. 49 metų moteris, tarp maždaug 12 mėnesių periode, jai įvyko apie 20 židininių epilepsijos priepuolių be sąmonės sutrikimo.
Jinai buvo stacionarizuota, atlikta galvos MRT, rado meningiomą, paskirtas levetiracetamas, toliau ji buvo operuota ir ir po operacijos ją išsivystė kairės kaktinės skiltės infarktas su dešinės kojos nusilpimu. Taikyta reabilitacija, kojos jėga pagerėjo, tačiau išlieka spastika. Ir jo ateina pas mane botulino toksinų susileidimai, kad mažinti tas spastiką ir sako, daktarė, aš neturėjau jokių priepuolių, epilepsijos priepuolių nuo kovo mėnesio 23 metų, aš nevartoju šiai dienai jokių vaistų nuo epilepsijos, ar aš galiu vairuoti? Aš sakau, taip, jūs galite vairuoti, kas liečia būtent židininę epilepsiją. Tačiau man kyla abejonių dėl jūsų kojos jėgos sumažėjusios, ypač dorsofleksijos ir spastikos, ženkliai padidėjus raumenų tonusai būtent blauzdos raumenyse, kadangi mes pradėjom skirti botulino toksiną ir palaipsniui didinome dozę, kad atstatyti tą funkciją kiek įmanoma. Tačiau jinai man labai tiesiai šviesiai pasakė, daktarė, aš noriu vairuoti, kadangi aš paimu savo automobilį, ar vyro automobilį, aš važiavau per laukus, per mano koja pilnai funkcionuoja normaliai, aš neturėjau jokių problemų, stabdant, didinant greitį ir taip toliau. Ir aš buvau truputį įvarytas į kampą. Ir tada aš susisiekiau su reabilitologais, viską dokumentavau ir mes tą pacientę nusiuntėm į taip vadinamą, kaip ir aš jau minėjau, Didžiojoje Britanijoje yra taip vadinamas on the road driving assessment. Ir jinai dabar jau laukia to paskirto susitikimo su vertintojais ir todėl bus nuspręsta, ar jinai galės vairuoti ar negalės, ar galbūt reikės adaptuoti automobilį jos poreikiams. Tačiau ši problema vairavimas po insulto nėra kažkokia nauja ir aš, sakykime, pasidomėjau, kokia situacija yra kitose šalyse, tai ir Danija, ir Norvegija, Švedija, Ispanija ir Airija turi savo pasitvirtintą tvarką, dokumentus. Žinoma, kiekviena šalis, jų dokumentai kažkuria prasme skiriasi ir galbūt sukelia daug pacientams nepatogumų, tačiau kiekviena šalis sprendžia savo problemas pagal pacientus, pagal visuomenės brandą ir visus kitus dalykus. Taigi, ar laikas turėti vairavimo po insulto reglamentuotą tvarką Lietuvoje? Čia diskusinis klausimas ir ypač vakar sakykime, aplaus stalo diskusijas, aš šiek tiek susigūdžiau, norėjau pasakyti, kad gal dar šiek tiek nelaikas, nes mes sprendžiam problemas, kad leistų mums padaryti, kad, sakykime, apmokėtų už angiografiją padarytą Marijampolės ligoninėje, nes nėra kraujagyslių chirurgo. Tai čia toks kazusas yra ir kažkaip valdžiai niekam nekliūna, arba, sakykime, diskusija, kurią mes turime dėl alteplazės, kadangi indikacija buvo patvirtinta alteplazės 4,5 valandos ar tenai 3,5 valandos, tačiau mokslas nestovi vietą ir jų į priekį ir dabar visi kažkaip nepatogiai jaučiasi, jeigu pacientui reikia skirti tą vaistą už tos terapinio lango, nors jų rekomendacijos jų yra pasikeitusios ir visi nepatogiai jaučiasi, kadangi gali neapmokėti. Tai kažkaip Lietuvoje dar išlieka tas funkcionierių vajus, kurie sprendžia daug svarbių dalykų. Tačiau aš žiūriu viską labai pozityviai ir sakykime, žaviuosi jūsų entuziazmą ir aš matau daug judėjimo priekį, sakykime, pasikeitus valdžioms įvairiose ligoninėse ir aš tikiuosi, kad šitie nesusipratimai Lietuvoje bus pašalinti ir judės insulto pagalba pacientam į priekį. Taigi dėkui už dėmesio, lauksiu klausimų. Labai įdomu iš tikrųjų. Tokių tikrai matome kasdieniai praktikų, sutinkam pacientų, kurie po insultų iš tikrųjų, pavyzdžiui, su kokia menopsija jau 10 metų vairuoja. Gerai, kad nepakliuvo niekur. Tai mano, sakykime, galbūt aš čia komentarą, kad aš kaip suprantu,
Lietuvoje medicinė patikrą turi pacientas praeiti kas 10 metų iki 70 metų ir kas virš 70 kas 5 metus, jeigu sunkvežimai vairuoja 2 metus. Tai va tas, jeigu, sakykime, jam įvyko insultas, kai jisai gavo tik tai teisės, ar jisai atsinaujino ir paskui 10 metų nieko nematys lygo, nematys jokio to, sakykime, gydytojo, kuris galėtų pasakyti, kad, žinot, jūs negalite vairuoti. Tai va tas toksai ir mano tas lyrinis nukreipimas, man jisai stovi prieš akis, kaip aš važiavau ir su šeimos pažįstam, kuris turėjo hemianopę. Tai ne pats maloniausias pojūtis. Prašom, profesoriau, klausim. Ačiū Tadai už pranešimą. Kiek valandų pas jūs dabar? Dabar 5 dienos. 5 valandas dienos. Toks pasmalsavimas praktinis. Kaip supratau, jeigu pacientui vykęs psipas ar insultas, deklaruojate, pranešate ir jis tom mėnesiui ar keliom savaitėm automatiškai yra sustabdomas vairavimas, nepriklausomai kokio sunkumo ten buvo psipas ar insultas. Pradžioje, ar ne? Bet vėliau, kai jis po mėnesio ateina ar po pusantro vizitui pas neurologą ar reabilitologą ir tada įvertinate būklę ir žiūrite, kiek kas ko likė. Tai tuomet, ar tolimesnis sprendimas reiškia jūsų rankose, sakysim, matot, kad yra fazė, yra hemianopsija ar dar kažkas negali vairuoti ir jūs tą verdiktą patys ir pasakote, kad tu negali vairuoti, ar tiesiog nusakote būklę, perduoda duomenis ir ta vairavimo DVLI komisija nusprendžia, gali vairuoti, negali, ar reikia perdaryti automobilį ir panašiai. Taip. Labai geras klausimas ir dabar, jeigu kalbant apie psipus, sakykime, tai psipai, kadangi jie pacientas, jisai, jo simptomai išnyksta ten per pirmas 24 valandas, ar ten, sakykime, 10-15 minučių, tai jisai praktiškai asimptomatinis yra. Tačiau ir būtent tuose dokumentuose yra nurodoma, kad pacientas yra asimptomatinis, tačiau jo rizika pirmas, sakykime, Australai 2 savaitės, Britai sako 4, yra patys didžiausi įvykti jam insultui. Ir jie priima tą tokį apsidraudimą, saugodami visuomenę, kad pacientas nevairuotų būtent tas 4 ar 2 savaitės, kol ta būklė stabilizuosis. Tai čia iš medicinės pusės tokios apribojimo kaip tokio dėl medicinės būklės nėra. Tačiau priimamas yra tas vadinamas toksai precautionas, toks apsidraudimas. Tai ir sakykime, dėl to, jeigu įvyko psipas, tai jis neturi pranešti tam DVLI ar ten australietiškai regitrai. Tačiau jeigu insultas įvyko, jis ateina po 4 savaičių ir būtent tada ir yra tas, jis iki tų 4 savaičių jisai nevairuoja ir būtent tada jau vyksta tas įvertinimas jo. Kiek yra, kaip jūs jau ir minėjot, kiek dar yra likę tų simptomų ar sakykime, tie simptomai gali sutrikdyti vairavimą. Ir tada mes užpildom tą formą, nusinčiam į MVA ir tada, ar tenai, sakykime, DVLI ir jie tada priima sprendimą. Bet, sakykime, visą laiką kyla klausimas toksai, kaip būtent šito atveju tas yra kažkoks toksai galbūt skundo elementas toksai, tai yra viskas labai paprastai, yra siunčiamas pacientas į tą vadinamą assessment center, driving on the road assessment center, kuris bus įvertinamas ir bus pasakyta, tai tu gali vairuoti ar ne, ar tau reikės pritaikyti automobilį kažkiek adaptuoti. O į kokius liekamuosius simptomus labiausiai kreipia dėmesį apribodami galimybės, ar, sakysim, parezė, ar regos sutrikimai, ar ten, sakysim, gal kognityvinė disfunkcija atsiradus, ar labai įvairi? Tai viskas yra vertinama ir kognityvinių funkcijų sutrikimas, bet aš dabar jums nepasakysiu tų skaičių. Bendrai, principas pats. Jo, aišku, viskas yra vertinamos kognityvinės funkcijos, yra vertinamas akiplotis, yra rega vertinama, nes, sakykime, Australijai, kas mane nustebino, kad pas juos yra labai griežta ta tvarka su vairavimu, ypač toj šiaurės teritorijai. Tai pacientai, tie, kurie ateina, jie turi epilepsiją, jie kiekvienus metus ateina neurologo konsultacijai. Ir kiekvienais metais mes jį pastatom prie Snelleno lentelės ir mes įvertinam jo regą, visus neurologinį tą ištyrimą ir mes tada parašom tą vadinamą, net pas australus yra taip conditional driving license ir unconditional, ten priklausomai
ten tas conditional tai reiškia, kad tu turi, tau pratęsima yra vairavimas metams, o unconditional tai, kad tu jau grįžti į normalius tuos, į normali vairavimo tą ritmą ir tau nebereikia jokių apribojimų. Tai tie dalykai, kad pacientas ateina, tai mes įsivertinam jo regą, įsivertinam kažkuria prasme akiplotį, pasižiūrė, jeigu mes matom, kad, sakykime, ten buvo tas insultas parietaliniai skiltį ar occipitaliniai, tai be jokios abejonės tas pacientas tiesių taikymų yra siunčiamas dar kol jis ir skyriui yra, jis siunčiamas yra oftalmologo konsultacijai, kad įvertintų formaliai tuos akipločius ir sakykime, jau galbūt jam gali būti vairavimas apribotas daugiau iš oftalmologinės pusės, akių ligų, negu pačios neurologijos. Be jokios abejonės parezė, ten ataksija, ten jeigu jisai negali, mes matom, kad jis, ta parezė didžiulė, tai sakykime, mes informuojame tas tarnybas ir pasakome, kokia yra situacija. Ačiū. Ačiū labai, gal dar klausimų, kas turėtų iš auditorijos, prašom. Labą dieną, Aistė Pranskevičienė, aš esu psichologė. Aš norėjau komentarą tiesiog dėl to tokio pesimizmo, ar mes galim turėti vairavimo vertinimą Lietuvoje, tai noriu pasakyti, kad man atrodo, kad turėtų būti daugiau optimizmo truputėlį, nes vertinime dalyvauja ir psichologai, ir neuropsichologai, ir Vytauto didžiojo universitete jau turbūt 15 metų yra vairavimo psichologijos grupė, kurie atlieka daug tyrimų šitoj srity ir mes turime, dabar aš ten nebedirbu, kažkada dirbau, bet yra gana didelė bendradarbiavimo su Regitra patirtis ir Regitra yra tikrai geranoriška institucija ir jinai finansuojama ne iš sveikatos biudžeto, ar ne, tai truputėlį kiti pinigai. Ir jie tikrai imasi įvairių iniciatyvų tam vairavimo saugumui ir jeigu būtų iš medikų turbūt didesnis noras, kažkoks postumis, aš manau, kad tai nėra taip sudėtinga, kaip atrodo. Tai tiesiog kvietimas bendradarbiavimui ir aktyvumui tokiam didesniam. Labai dėkui už komentarą ir aš sakyčiau, kad čia ruošdamas tą pranešimą, aš socialiniuose tinkluose įlindau į neuropsichologų tą grupę ir pastebėjau, kad jie iš tikrųjų labai aktyvūs yra ir dabar ruošiasi vykdyti tyrimą, tirti pacientus, kuriems yra ne pacientus, visuomenės dalį, kuriems yra virš 70 metų, žiūrėti jų kognityvinės funkcijas ir vertinti dėl vairavimo. Tai tas man pasirodė labai džiugu, kad būtent yra Lietuvoje to potencialo ir, kaip jūs minėjot, būtų šaunu, būtų daugiau aktyvumų iš gydytojų. Be jokios abejonės Lietuvoje medikų potencialas yra didelis skaičius neurologų, išmanančių visus tuos dalykus ir jeigu ateis laikas, kad jau, sakykime, bus, sakykime, situacija susitvarkys, kad atsiras poreikis tokiai išplėstiniams tiems dokumentams, kurie ne tik apims, sakykime, vairavimo po insulto, bet taip pat ir Parkinsono liga, išsėtinė sklerozė, polineuropatijos, visos medicinės neurologinės būklės daug jų yra, kurios gali kenkti vairavimui, tai iš tikrųjų būtų labai sveikintina iniciatyva. Ir aš galbūt rekomenduočiau pasivartyti laisvų laikų tuos dokumentus pasižiūrėti. Iš tikrųjų labai įdomus. Daug įdomios informacijos yra. Ačiū, Tadai. Gal turit kas klausimų dar? Ačiū labai už pasidalinimą. Tai galvosim iš tikrųjų, ką čia mes galim pritaikyti ateityje iš patirties kitose šalyse.